Išmaniai padarybų tikrai nėra. Baltiečių sriubos rinkiniai važinėja po visą Lietuvą, visada įtraukia daugybę žmonių. Akcijoje aktyviai dalyvavo miesto merai, Seimo nariai, maltiečiai savanoriai. Sveiki visi, sveiki maltiečiai, sveiki mūsų rėmėjai, draugai, be kurių mūsų darbas, kurį mes darome Lietuvoje kiekvieną dieną, negalėtų būti. Tai labai džiaugiuosi, kad Vilniuje prasideda mūsų šitą kampaniją, kad apsilanko mūsų akcijos globėjas, prezidentas Valdas Adamkus, kad apsilanko Vilniaus miesto meras. Tai yra puikus startas ir iniciatyva, kuri parodo, kad susitelkę mes galime padaryti daug gerų darbų ir padaryti tą pokytį apčiuopiamą. Lietuvoje skurstančių senelių yra daug, tai daugiau negu ketvirtis Lietuvos pensininkų. Tai darbo mums yra daug, tai tikiuosi, kad susitelkę bent kažkiek padėsim daugiau žmonių sutikti šviesesnį rytoj ir gražesnį. Be galo džiaugiuosi būdamas čia ir kartu su visais kitais, sakyčiau, išreikštume savo vieningą pagalbą, savo širdingumą visiems tiems, kuriems ji reikalinga. Pakylėk iki dangaus, nesuprasti pajoms laimės kaina. O mama, mano paukštė vieniša, artima ir tolima, mūsų širdys viena. Maltiečiai sveikina Jūs.